labai svarbus pokalbis apie mūsų balsą. Senovinės kultūros, senosios kultūros jo jautė ir žinojo tai intuityviai ir mokslas dabar vėl atskleidžia, kad žmogaus balsas yra nervų sistemos dalis ir veikia nervų sistemą labai stipriai. Jo, ne tik tavo balsas veikia tavo nervų sistemą, tačiau kiekvieno žmogaus, kuris tavo balsą girdi. O kaip įdomu. Taigi prancūzų gydytojas, panaši lietuviška tokia pavardė, man atrodo, Tomaitis, jo, ne Tomaitis, bet Tomatis. Alfredas Tomatis 50 metų tyrinėjo jo ryšį tarp žmogaus nervų sistemos, klausos, balso ir tų balso stygų ir taip toliau. Ir tai, ką jis atrado, vėl keičia visą požiūrį į mūsų kūną, į mūsų sveikatą, į mūsų harmoniją, į mūsų balansą ir kaip mes tos kūnus galim gydytis. Gerai? Tai va, supraskim tai, kad yra balsų, kurie nuramina tave iš karto ir yra balsų, kurie suteikia įtampą tau iš karto. Taip esat pajutę, jo, kažkieno balsas jūs ramina, kažkieno jaučiasi dar stipresnė įtampa. Tai vat nervų sistema mūsų nereaguoja į tai, kas yra pasakyta, tačiau reaguoja į tai, kokiu dažniu buvo tai pasakyta. Žmogaus balsas veikia tam tikrame dažnių, kaip čia pasakius, diapazone, maždaug tarp 300 ir 3000 hercų. Balsas nėra skirtas tik komunikacijai, jis reguliuoja, jis aktyvuoja, jis koduoja prieš tai, kol mes netgi suprantam žodžių prasmę. Alfie, ačiū, Elmeri, ačiū. Labai svarbi informacija tiem, kas domisi, savęs gyjimo keliais, savęs potencialo įkūnymo praktikas ir taip toliau. Tai prieš suvokiant prasmę, kas yra žodžiais pasakyta, įsivaizduoju, kad nervų sistema yra kaip derinimo šakutė ir ji nuolat rezonuoja su to, kas ją supa, jo koks garsas supa. Jo, tai va ramus balsas, šiltas, stabilus, rezonansinis balsas, kuris šneka iš savo autentiškumo, automatiškai lėtina širdies ritmą, automatiškai mažina kortizolį, automatiškai ramina kūną. Taip, ir įtemptas balsas, jūs automatiškai įsitempsit. Taigi kasdien esate derinami kitų balsų, kurie jūs supa, ir tuo pačiu, kai jūs kiekvieną kartą kalbat, derinat savo nervų sistemą, arba ją išderinat, arba ją suderinat į didesnę harmoniją, dar giliau. Jo, tai va kaip smagu žinoti, kad mūsų kiekvienas jo žodis ir garsas išreikštas netgi reiškia, mūsų veikia stipriai, jo, tai va kaip fainai. Ir jeigu taip giliau dar pagalvojus, vėl supraskim, kad ne tik kitus veikia, ne tik kitų nervų sistemą ir biologinį lauką veikia, tačiau tu gali gydyti ir derinti save su tavo balsu, jo, jis vėl arba gydo tave, arba vargina tavo nervų sistemą. Taip, taigi, senosios tradicijos jau žinojo. Todėl jie ir naudojo kaip gydymo įrankį balsą. Jo tonavimas, giedojimas, vibracija, jo niūniavimas, tyla tarp žodžių irgi labai svarbi. Taigi, kiek mūsų senolių, pagalvokit, bendrai susirinkdavo ir giedodavo. Ką jūs galvojat? Automatiškai gaunasi susikronizuota bendruomenė. Jo susiharmonizuoja bendruomenė, jeigu mes visi niūniuojam, kartu dainuojam. Tai va irgi kaip svarbu. Ir pagalvokit šiandien, kas atsitiko su mūsų gyvais balsais. Pakeitėm viską į skaitmeninį triukšmą, jo. Ir pakeitėm tą lėtą tokį sąmoningą kalbą, jo, greitų įtemptų bendravimų. Greitai. Jo, pakeitėm tylą kažkokiam tuščiais pokalbiais. Užpildom tą tylą. Gražiai žaidžiam, Hebra? Gražiai žaidžiam? Taip. Tai va,
balsas nėra tik komunikacija, tai yra nervų sistemos dalis, tai yra nervų sistemos kalba ir kiekvienas tavo žodis, kiekvienas tavo tonas, kiekviena pauzė, vėl, ar tai prideda harmonijos tavo lauke, tavo nervų sistemai, arba ne. Mes neišmokame apie tai šiandieną, mes tai tiesiog buvom pamiršę ir dabar mes prisimenam, tavo balsas yra daugiau negu tu galvoji. Tavo balsas yra vaistas tau. Tai yra mokslo įrodyta. Kalbėkit su savo kūnais, kalbėkit su savo lasdelėm, kalbėkit su savo plazma, biologiniu lauku. Jo? Kalbėkit su savo pasąmonė ir sąmonė, su savo organais, su meile. Tai yra labai svarbu.